Taip, tai sveiki visi, manau, galim pradėti iš tikrųjų mūsų webinarą. Labai smagu yra matyti tiek jūsų susirinkusių. Čia jau yra mūsų ketvirtas webinaras apie Europos solidarumo korpuso savanorystę. Tai tikrai labai smagu, kad dar domitės ir prisijungiat prie mūsų šio webinaro ir šį vakarą praleidžiat kartu su mumis. Tai tikiuosi, kad viską matote ir tiesiog noriu trumpai papasakoti, kaip visgi atrodys šis webinaras. Tai jis bus labai paprastai viskas. Tai visų pirma, aš papasakosiu apie tai, kaip tapti tuo savanoriu, kaip pradėti tuos pirmus žingsnelius savanorystės link, ką daryti, kur ieškoti projektų, kaip viskas veikia, visus vidinius, žodžiu, dalykus papasakosiu. Tada šiandien turim labai smagią viešnią, prisijungiančią prie mūsų tiesiai iš saulėtos Ispanijos. Tai turėsim tikrai labai smagų pokalbį su ja ir išgirsime ne tik apie jos savanorystės istoriją, kaip jinai rado būtent šią galimybę, bet galbūt ir kažkokių linksmų istorijų pasigausim iš jos. Na ir galų gale turėsim klausimų paskutinę sesiją. Šiaip po kiekvieno tokio punkto, sakykime, tikrai jūs galite klausyti klausimų. Čia yra būtent ta vieta jums įsiaiškinti, kaip vyksta šita savanorystė ir kaip viskas atrodo iš tiesų, kaip tapti. Tai tikrai drąsiai klauskit arba rašykit į chatą, galite irgi taip pat, arba tiesiog kelkit ranką ir sakykit gyvai savo klausimą, viską, ką tik galėsim, atsakysim. Tiek aš iš tos pusės, kaip tapti tuo savanoriu, tiek mūsų viešnia apie savo savanorystę. Galbūt atrasit, jeigu dar nežinot, kur tiksliai norit savanoriauti ar ką norite veikti, galbūt atrasit vietą, kur visai jūs sudomintų praleisti tą savanorystę. Tai tikrai galite irgi įsiaiškinti žymiai labiau. Tai iš tikrųjų, nieko nelaukiant, aš tuo jau surasiu, galėsime eiti tolyn. Tai kasgi yra tas Europos solidarumo korpusas? Tai Europos solidarumo korpusas yra tokia ES finansuojama programa, kuri yra skirta jauniems europiečiams, kuriems yra nuo 18 iki 30 metų. Na ir šios programos tikslas yra būtent telkti jaunus žmones, kurti būtent tą įtraukesnę visuomenę, taip pat reaguoti į humanitarinius iššūkius ir suteikti jiems tos būtent tokios gražios ir įkvepiančios patirties, bei būtent tą galimybę išvažiuoti Europoje savanoriauti ir patirti tą gražų gyvenimo nuotykį. Taip pat savanoriauti galite išvažiuoti ir į Europos užjūrio teritorijas, tai kaip pavyzdžiui Aruba ar kitos tokios salos, kurios yra toliau nuo Europos, bet vis dėlto vis tiek priklauso dar Europos šalims. Na ir jeigu galvojat, kad galbūt nerasit tos tinkamos savo programos, tai tikrai žinokit, kad tų savanorystės projektų ir programų yra labai labai daug ir tos savanorystės gali apimti labai įvairias temas ir sritis. Gali būti jos kalbėti apie migrantų integraciją, aplinkosaugą, įvairias stichinių nelaimių prevencijas. Taip pat gali būti apie švietimą, galit dirbti, pavyzdžiui, su vaikais, apie jaunimo veiklas, kultūros tą jau sritį, taip pat kultūros paveldo išsaugojimą ir taip pat humanitarinę pagalbą. Tai tikrai galit nebejoti ir tikrai rasit jau savo tinkamą programą tikrai. Na ir trumpai, kokia ta savanorystė gali būti. Tai savanorystė gali būti visų pirma trumpalaikė ir ilgalaikė ir gali būti individuali bei komandinė savanorystė. Na, tai trumpalaikė yra savanorystė, puikiai tinka tiems, kurie galbūt negali palikti savo gyvenimo ilgam laikui Lietuvoje ir nori patirti tą nuotykį, bet trumpesnį šiek tiek.
tai ta savanorystė gali trukti nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių. Na, o ilgalaikė jau yra būtent skirta tiems, kurie yra pasiryžę šiek tiek didesniam iššūkiui ir gali ir nori palikti viską Lietuvoje ir išvažiuoti jau nuo 2 mėnesių iki metų trukmės savanorystiai. Tai tikrai galite atrasti būtent tą tinkamą savo savanorystę ir nebūtina visiškai metam išvažiuoti, jeigu norit tiesiog tapti savanoriu, gali taip pat ir trumpam išvažiuoti. Taip pat tos savanorystės gali būti komandinės ir individualios, tai komandinės savanorystės savanorių bus gerokai daugiau negu įprastai, tai jos būtent tos komandinės savanorystės ir trunka tik tai nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių, tuo tarpu individualios savanorystės trunka nuo 2 mėnesių iki metų trukmės. Tai turbūt galvojat, čia visai smagu, kiek čia reikėtų tų pinigėlių turėti, kad galėtų išvažiuoti į tokią savanorystę. Tai iš tikrųjų nereikia turėti susitaupius milijonų, nes yra daug kas finansuojama šioje programoje. Tai visų pirma, kai jūs jau važiuojat savanoriauti į kitą šalį, jums visada yra finansuojama kelionė į būtent tą jūsų savanorystės šalį. Nesvarbu, ar jūs važiuojat savanoriauti į Lenkiją, ar jūs važiuojat savanoriauti į tą salytę Karibuose, kur yra labai labai toli ir skrydis trunka labai labai ilgai, tai jums bet kokiu atveju jūsų priimančioji organizacija finansuoja tą kelionę ir jums nereikia rūpintis bilietukais. Taip pat, kas jums yra suteikiamas apgyvendinimas. Tai reikėtų tik tai atkreipti dėmesį, jog jeigu važiuojat savanoriauti į trumpalaikę savanorystę, kur būna 2 savaitės ar panašiai, tai jums gali tekti pagyventi kartu su kažkuo kitu kambaryje, bet visas šitas yra aprašyta projektų aprašymuose, taip pat, kai jau turit pokalbį su tom priimančiojom organizacijoms, jūs tiesiog turėtumėte įsiaiškinti, nes su kiekvienu projektu ateina kitokie reikaliukai ir viskas, ką jūs gaunat, ir tas apgyvendinimas gali būti labai skirtingas. Tai tikrai šitas reikėtų įsiaiškinti, bet gali būti, kad gyvensite ir tiesiog vienas bute, arba dažniausias atvejis yra dalinatės butus su kitais savanoriais, arba kartais gali tektis jau pagyventi tam pačiam kambaryje. Taip pat, kas dar suteikiama, kas tikrai palengvina šiek tiek tą savanorių gyvenimą, tai yra kišenpinigiai. Galbūt tai yra ne visiškai užtektinai visam tam laikui, čia jau priklauso, kaip jūs tuos pinigėlius ir finansus skaičiuojat, bet tai tikrai yra labai didelė pagalba jums būnant tenais. Na ir taip pat gali būti suteikiama bet kokia kita pagalba, taip pat tai priklauso nuo projekto, gali jums finansuoti ar skirti, pavyzdžiui, transporto bilietuką, kalbos kursus, taip pat suteikiami dažniausiai mokymai prieš išvažiavimą ir atvažiavus jau į tą projekto vietą. Na ir kita pagalba, kaip mentorystė, atgalinis ryšys ir taip toliau, jau viskas priklauso nuo pačio projekto ir ką jums tenais jau skiria priimančioji organizacija. Tai nežinau, galbūt dabar galvojat, kad iš tikrųjų čia viską taip skamba kaip svajonė, jums suteikia namus, nuperka viską, žodžiu, dar duoda pinigų, tik tai važiuok ir gal reikia būti kažkokiu labai jau wow specialistu, kad išvažiuoti ir tapti tuo savanoriu. Tai tikrai nesu tam čia, kad tą mitą sugriaučiau. Tai vieninteliai reikalavimai jums yra nuo 18 iki 30 metų ir esat iš Europos. Jeigu čia yra žmonių, kurie žiūri, kuriems yra 17, jūs taip pat galite pradėti tuos žingsnelius eiti ir po truputį tapti tuo savanoriu. Jums tiesiog reikia susižiūrėti, kad kai ateis pirmoji jūsų savanorystės diena, jums eis jau 18 metų. Tada jūs jau galit pradėti žiūrinėtis tas savanorystės ir tapti savanoriu. Bet svarbu, kad jau tą pirmą dieną būtų 18 metų. Na ir tiesiog reikia būti iš Europos, kas yra ganėtinai paprasta.
Tai kaipgi tapti tuo savanoriu, kadangi jau čia išsiaiškinom, kad viskas ganėtinai lengva ir smagu ir tik tai reikia važiuoti ir dalyvauti, tai irgi tuo savanoriu tapti nėra sunku. Ką jums visų pirma reikia padaryti? Tai visų pirma, jums reikia užsiregistruoti tokioje svetainėje kaip jaunimo portalas, Europos jaunimo portalas, parodysiu, kaip atrodys šiek tiek vėliau ta svetainė. Na ir tenais, užsiregistravus, jūs galit matyti visus projektus. Jų tikrai yra labai daug, pasirinkimo yra daug. Jeigu norisi šiek tiek paprastesnio gyvenimo, tai tada kviečiu užsukti ir pas mus į tavoeuropa.eu, kur rasite mūsų partnerių projektus ir jų yra šiek tiek mažiau, tai šiek tiek galbūt lengviau yra susigaudyti ir pasižiūrėti, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti į tuos pasiūlymus, nes tikrai turime savanorių išvažiavusių ir jie visi tikrai yra patenkinti. Tai žodžiu, tai va jau kai atradot savo tą svajonių projektą, jums tai reikia aplikuoti. Kaip jūs aplikuojate? Dažniausiai jūs siunčiat kaip ir į darbą savo CV, kažkokį motyvacinį ir tada jūs pakviečia į pokalbį. Ta jau priimančioji organizacija, na ir pasikalbėjus su ja, įsiaiškinus, ar tas projektas yra tinkamas jums, ar viskas yra taip, kaip jūs norit, ar viskas susidėlioja gražiai ir visi tie gyvenimo dalykai ir viskas tos sąlygos tinka jums ir patinka, tada jums tai reikia sulaukti to patvirtinimo ir važiuoti jau savanoriauti. Viskas yra labai labai paprasta. Ir tikrai kviečiu pasigilinti, pasižiūrėti ir važiuoti. Galbūt tas jaunimo portalo, ta svetainė, jinai šiek tiek kartais būna galbūt paini, bet jeigu ką, mes tavo Europai visada esam čia, kad jum padėti, tai tikrai drąsiai rašykit, jeigu kažko nerandat ar kažkas neaišku, tai tikrai galit rašyti mums į socialinius tinklus ir mes tikrai padėsim jums jau su visais tais žingsneliais. Tai kodėlgi verta tapti tuo savanoriu? Dar trumpai, be to, jog šita patirtis yra tikrai labai labai gražus gyvenimo nuotykis, kuris jūs ne tik augina, bet ir pildo jūsų svajones ar išvažiuoti, ar nuvažiuoti pagyventi kažkur, ar kad ir kokios jūsų tos svajonės būtų. Tai taip pat yra puikia galimybė išmokti naujų dalykų, kelti savo kompetencijas ir įgyti darbo patirties, kuri tikrai labai labai gražiai atrodys jūsų CV ir gyvenimo aprašyme. Ir galbūt tai gali būti labai padėti Lietuvoje ieškant darbo, bet taip pat jeigu jūs išbūnat daugiau nei 3 mėnesius, ar bent jau 3 mėnesius, stojant į bakalauro studijas, jūs galite savo prisidėti 0,25 balo prie stojamojo jau balo, kuris jau gali tikrai padėti jums stojant į aukštąsias mokyklas ar gali tikrai pakeisti tą jūsų situaciją nuo, sakykime, mokamų ar nemokamų studijų ar panašiai, ar tiesiog iškelti jūsų balą. Tai tikrai yra puikia galimybė, jeigu norit pasidaryti gap yearą ar kažką panašaus, tai tikrai labai labai kviečiu dar kartelį žvilgtelti į šią galimybę ir sudalyvauti. Tai kaipgi atrodo tas Europos jaunimo portalas, va taip jis ir atrodo. Tokia paprasta svetainė, galbūt nuėjus tenais gali būti šiek tiek sudėtinga, bet kai jūs ieškot projektų, jūs galite ieškoti jų taip. Čia, pavyzdžiui, galite atsidaryti žemėlapį, kaip matot, tikrai yra nemažai tų galimybių. Tai pagal žemėlapį galite rinktis savanorystę, jeigu svajojat apie gyvenimą Italijoje ar Ispanijoje ir panašiai. Tai galite ir taip. Taip pat galite pasižymėti, kada prasideda, kokia ta savanorystė yra, koks tas projektas ir panašiai. Taip prasifiltruojant šiek tiek tą gausybę projektų, tai tikrai kviečiu ir taip padaryti ir taip pasižiūrėti ir jau prisiartinus tą žemėlapį ir paspaudus ant to mėlynos tokios rodiklytės, jums išmes tą projektą ir jau galite atsidaryti ir daugiau paskaityti jau, koks yra būtent tas projektas ir kokios sąlygos yra.
Tai galbūt kas nors turit šitoj vietoj klausimų. Matau, kad kažkas yra čiate, to jau pasižiūrėsiu. Am, Taip, ar galima tiems, kuriems yra mažiau nei 18, tai kaip minėjau, jeigu tau yra 17 ir, ir tą savanorystės pirmąją dieną sukaks 18, tada viskas tvarkoj. Jeigu yra 16, jau dėja negalima važiuoti, reikės dar palaukti šiek tiek. Bet jo, svarbiausia yra, kad pirmą savanorystės dieną tau sukaktų 18 metų. Kitas klausimas. Beveik iš visur rašo, kad nepriima savanorių iš Lietuvos, o patikrinau apie 50. Taip gali irgi būti. Tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, Ispanija, mes žinom, kad yra labai didelis, labai svarbi kalba, tai galbūt jie ieško tik tai žmonių, kur gali užsitikrinti, kad kalba ispaniškai. Jeigu kalbė ispaniškai, tai aš vis tiek kvieščiau parašyti ir bendrai, net ir jeigu nekalbė ispaniškai, kviečiu parašyti jiems. Tiesiog galbūt yra, galima pasikalbėti ir pasižiūrėti, motivacija yra labai daug kas ir labai daug ką duoda. Tai tikrai galima žvilgtelti ir pasižiūrėti, ką jie sako. Jeigu jie neieško iš Lietuvos, nenori iš Lietuvos, čia irgi yra jų pasirinkimas. Tada reikėtų ieškoti jau programos Ispanijoje, sakykime, kur ieško lietuvių. Tos Ispanijos projektų mes turim, jeigu neklystu, dabar turėtų būti dar mūsų svetainiai, tai kviečiu patikrinti ir galbūt tas projektas sužavėtų. Bet tikrai gali būti, reikėtų žiūrėti jau ko ten ieško. Taip, matau, kad paaiškino apie susikurti. Jo, ten turėtų būti šone, kaip ir sakiau, šiek tiek gali būti komplikuota svetainė ir gali būti neaiški iš pirmo žvilgsnio. Tai tiesiog reikėtų ieškoti register mygtuko, jis turėtų būti šone viršui, bet reikia paieškoti. Kada skaitosi savanorystės pirma diena? Savanorystės pirma diena skaitosi, kai ateini į savanorystės vietą pačią pirmą dieną. Taip. Dėl humanitarian aid training čia yra sudėtingesnis reikalas. Laukiam, kol atidarys tą trainingą šiuo metu. Kiek žinau, jis greitų metų neplanuojamas atidaryti. Tai labai liūdna, bet taip yra. Jo, su humanitarian aid, tai jo, visas tas procesas yra toks, kad turi praeiti online mokymus, tada turi praeiti gyvus mokymus ir tik tada gali žiūrėti savanorystės ir jas aplikuoti. Tai dėja šiuo metu, kaip ir minėjau, net online mokymai yra uždaryti. Tai šitas kol kas nenusimato, kad greitų metų bus atidarytas. Toliau. Taip, ką tik rodytame žemėlapyje buvo raudoni taškai Afrikoje, nors, kaip žinoma, savanorystės yra tik Europos Sąjungoje. Tai taip, kas yra Afrikoje ar už Europos ribų, kaip Azija ar Pietų Amerika, tai yra Humanitarian Aid programa, kuri šiuo metu yra uždaryta. Tai nežinau, ar yra labai daug prasmės pasakoti apie ją, nes nenusimato greitų metų jokių jos atidarimų, bet čia yra kita dalis tos savanorystės. Limitas, kiek laiko galima savanoriauti, aš iš tikrųjų galiu parodyti tokią lentelę greitai. Tai čia jinai yra ganėtinai galbūt neaiški, bet kviečiu ar nusiskrinšotint, ar nusifotografuoti. Tai čia galima suvesti iš abiejų pusių. Jeigu, pavyzdžiui, šone ten atlikai long term kažką, tu gali, tas pirmas. Jeigu atlikai ilgą laiką savanorystę, gali trumpalaikį atlikti ir panašiai. Tai čia ganėtinai gal sudėtinga šiek tiek, bet tiesiog reikia žiūrėti, ką esi atlikęs ir tada bus aiškiau pasižiūrėti, ką dar gali atlikti.
Bet šiaip limitas tos savanorystės yra 12 mėnesių, tai jeigu išvažiuoji metam, tai vieną kartą, tai tuo ir baigėsi tavo savanorystė, yra tik vienas kartas 12 mėnesių. Taip. Ar dar yra klausimų apie pačią programą ar kaip tapti savanoriu? Čia visai nemažai turėjom, tai dar palauksiu kokią minutę kitą. Jeigu norit parašyti arba galit pakalbėti, atsakysiu mielai. Taip, jeigu nenusimato daugiau klausimų, tai iš tikrųjų noriu pakviesti mūsų savanorę ir šio webinaro viešnią Kotryną pasirodyti ir tada turėsim tokį pokalbį, diskusiją, kur Kotryna tikrai papasakos apie save šiek tiek, ką jinai veikia ir tavo būtent savanorystės kelią. Ir jeigu kažkam atsiras irgi klausimų, Kotrynai man taip pat galit rašyti ir mes viską atsakysim. Tai labas, Kotryna, visų pirma, labai smagu, kad esi kartu čia šį vakarą su mumis iš Ispanijos tiesiogiai. Taip, man irgi labai smagu, labas. Tikiuosi matot, nes aš savęs, pavyzdžiui, nematau šiuo metu. Man viskas matosi, tikiuosi, kad kitiem irgi matosi, jeigu ne, tai raštelkit, išjungsiu tą sharing screen. Tai va, tai gerai, tai Kotryna, iš tikrųjų, gal trumpai prisistatyk, kur tu esi, kur tu savanoriauji, kiek čia laiko, tiesiog, kad būtų tas toks bendras kontekstas žmonėms, kurie prisijungia ir žiūri. Tai aš esu dabar šiuo metu Valencijoje, netokio ir saulėto, iš tikrųjų, panašu į Lietuvą, labiau su lietum, bet reikia ir žemėje atsigauti, ar ne? Tai va, tai aš čia esu jau 2 mėnesius, mano savanorystė trunka 6 mėnesius, tai toks jau trečdalis kelio nueita gaunasi ir savanoriauju tokioj organizacijoje, pavadinimu Bonagent, tai iš esmės tiesiog dirbu su žmogeliukais, kurie turi intelekto negalias. Tai va, ir mes ten, tai gal tada ir plačiau papasakot apie tą Bonagent, ar ne? Gerai, tai žodžiu, tenais visos tos veiklos mano skiriasi į 3 dalis. Gali pagarsinti tiesiog kalbą. Čia kažkas. Čia gal kažkas netyčia. Nesimato print screen share. Tuoj sekundę aš išjungsiu tą screen share tada, kad nebetrukdytų. Tuoj sekundę. Taip. Ar matosi dabar? Ar aš šitą galiu išjungti? Taip. Ar dabar, nes tikiuosi visiems viskas matosi? Man tai puikiai. Tai man irgi. Nu tai jeigu ką rašykit, tada žiūrėsim, tvarkysim. Matosi, super, važiuojam toliau. Tai tęsk, Kotryna. Tai va, tai žodžiu, tas veiklos mano yra gana skirtingos, kas yra faina ir įdomu ir neatsibosta dėl to, skiriasi tokios, kaip sakyčiau, 3 grupės yra, nes kas mėnesį keičiasi, tai pavyzdžiui, gruodį šiuo metu dabar esu tokiam kaip ofisikė labiau ir ten mes darom tokias labiau sėdimas, sakykim, veiklas, tai yra ir paprastų tiesiog piešimo, yra tokių veiklų, kurie užsidirba pinigėlių ir mokosi, nu, vat, kaip reikia būti su pinigais ir panašiai, tai ten tiesiog tokius kaip saldainiukus pakuojam, tokių gana paprastų, ta prasme, visiškai nesudėtingų veiklų, arba einam tenisą žaisti, jie mokosi, nu, vat, ir tą fizinį aktyvumą turėti, ir yra visiškai kita dalis, kur važiuoju į fermą tokį, kaip kaimą, kas primena man buvimą Lietuvoje ir tiesiog gaunu dirbti su žeme, auginti augaliukus, rinkti cukinijas ir alyvuoges nuo medžių. Tai irgi, nu, vat, visai įdomu ir skiriasi. Ir dar šeštadieniais turiu tokias kaip užimtumo laisvalaikio veiklas, tai irgi būna labai smagu tam visiškai kitam kontekste, nedarbo, tiesiog einam kažkur
į miestą, tarkim, į kiną, į cirką, į teatrą. Nu, ir man labai fainai, kad ir aš tos Mhm. dar pamatau ir iš kultūros. Ir vat jie ten visiškai kitaip tada būna tame, tokioj labiau drįstį tada. Tai va, tai čia apie pačią tą veiklą būtent, ką darau. Labai smagiai skamba iš tikrųjų, labai toks įvairovė. Tai tada kaip ir nieks neatsibosta. Aš iškart, kadangi turim iškart klausimą, nors būčiau priejus prie šiek tiek kalbos ir dar prieisiu, bet Arielė klausia, ar reikia būtinai mokėti tą kalbą, į kurią šalį važiuoji. Tai va tau kaip ispanų, ar tau reikia tos kalbos? Puikus klausimas ir man atrodo labai priklauso nuo šalies, nes kai kuriuose šalyse daug žmonių kalba angliškai ir tada labai lengva yra, nu, vat, ir šiek tiek mokytis tos kalbos, bet kalbėti, nu, vat, maždaug angliškai. Ispanai nekalba angliškai, koks turbūt, nežinau, iš sutiktų žmonių, koks 90% turbūt nekalba angliškai, kas iš vienos pusės motyvuoja labai mokytis tą kalbą, tai iš esmės kiekvieną dieną atrodo mokus. Bet iš kitos pusės tikrai ir daug tų barjerų sukelia. Pavyzdžiui, tie žmonės, su kuriais, nu, vat, aš ir noriu, vat, nu, ta prasme, ir dirbus, tai intelekto negaliom, tai jie viso nekalba angliškai. Ta prasme, ir, nu, mes, pavyzdžiui, yra viena pamokėlė, kuria irgi padedu jiems mokytis anglų, bet tai irgi yra labai sudėtingas procesas, nes jie, kaip čia, nu, tiesiog atrodo, jiems ta informacija ilgai laiko ir jie atrodo, kiekvieną savaitę galim tą patį mokytis realiai. Tai va dėl to šiek tiek, nu, va, pavyzdžiui, Ispanijai, tai man atrodo visai svarbu ta kalba ir, pavyzdžiui, kambariokė mano yra prancūzė, kuri moka ispanų gana gerai, geriau negu anglų, tai jai čia yra lengviau ir, nu, va, greičiau kurias tas santykis tada su žmogeliukais ir gali daugiau, nu, va, tų tokių smaltokų paturėti, pomėgių pakalbėti ir panašiai. Mhm. Tai va, nu, bet dabar tenka labiau tokia ir kūno kalba labai daug kalbam, ir kažkokiais baziniais žodžiais, gramatika, nešneku iš visų ten, bet kažkaip susišnekam žodžių. Tai geriau negu tikėjausi. Tikrai. Jo. Tai iš mano pusės, tai ką aš galiu atsakyti šį klausimą, tai taip tai yra priklauso nuo šalies, kur važiuoji, kaip Kotryna ir sakė. Taip pat priklauso ir nuo pačios savanorystės tipo, to pačio projekto, nes galbūt šiuo atveju Kotrynai reikia kalbėtis ir bendrauti su tai žmonėm, kurie nekalba angliškai, bet galbūt yra projektų Ispanijoje, kur tau reikia dirbti, pavyzdžiui, labai international aplinkoje, kur ta anglų kalba visada naudojama. Tai labai priklauso. Aš tikiu, kad kiekviena priimančioji organizacija labai mielai priimtų žmogų, kuris daugiau galbūt šneka tą kalbą, bet tai tikrai nėra kažkoks, dažniausiu atveju tai neturėtų būti kažkoks didelis rodiklis važiuojant savanorystėj, nebent jau tikrai labai labai reikia. Bet tai viskas parašyta infopekose ir parašyta jau visur ir jau per pokalbius pasakys, kad, nu, jeigu ką, nu, čia reikia. Tai galima tada savęs, jeigu matai, kad neišeina, nemoki ir nenori mokytis, tai gal tada savęs ir kitų nekankinti ir nevažiuoti tokias programas, kur tiesiog bus labai labai sunku. Nes Jo. tų jau angliškai tai pilna. Jo, dar pridėčiau, kad, nu, šiaip jie labai atviri yra tam, va, tiem žmonėm, kurie mokas tą kalbą ir net ir džiaugias, kad, va, tu nori mokytis tą ispanų kalbą, būna kai kurie ir gramatiškai tą pataiso, kas irgi labai, nu, va, prisideda prie to mokymosi, arba tiesiog labai kantriai laukia, stebi, ką sakysi dabar. Tai tas irgi, va, nu, padeda, žodžiu. Jo, labai mielai, aš manau, kad visi labai, labai draugiškai ir labai atvirai. Taip, tai pradėkime iš tikrųjų nuo tos pradžios, kur aš ir norėjau pradėti. Kaip bendrai tu sužinojai apie tokią galimybę ir koks buvo tavo kelias į tą savanorystę? Tai toks nestandartinis mano sužinojimo būdas. Aš šiaip labai seniai norėjau kažkur išvažiuoti savanoriauti ir su ta Europą daug projektų žiūrėjau ir trumpų, bet kažkaip vis nepavykdavo, tai ten atsiskaitimai universitete, tai dar kažkas, nu, vis man susikirsdavo ir Erasmusą kažkaip neišvažiavau. Tai sakau, nu, dabar tas metas, kada reikia mokslus bakalauro, tai reikia išvažiuoti. Ir
dar vat, studijuojant turėjau praktiką Matulaičio šeimos pagalbos centre su būtent su intelekto negalią turinčiais žmogeliukais. Ir tenai sutikau savanorius, kurie yra vat, iš kitų šalių, beros iš Slovakijos ir Prancūzijos, atvykę būtent su korpuso va, to programa. Ir aš kažkaip pasidalinu, kad, nu, va, aš čia ieškau, žiūrinėju, nes tada dar nebuvau girdėjus visiškai, tik tais, va, nebent labiau Erasmusas ir ten kokie jau World Packers, kur ten visai kiti dalykai. Tai va, ir jie man kažkaip papasakojo ir man buvo toks, o geras, nu kažkaip atrodo labai, labai pasirūpina to savanoriu ir man va iš tos pusės kažkaip skambėjo visai taip užtikrintai ir saugu, gana ir, nu, va taip ramiau, tai pradėjau domėtis ir tiesiog, va, daug skaičiau, daug pildžiau tiesiog projektų ir, va, taip, ir atsiradau čia. Nu, tikrai kelias nestandartinis, nedažnas, kiek kalbėjom jau per visus webinarus, tai tikrai tokio, kad sutiktų Lietuvoje solidarumo korpuso savanorių per va taip sužinotų, tai tikrai labai smagu ir labai faina, kad toks kelias iš tikrųjų neįprastas. Papasakok, kaip tu va tą būtent va šitą projektą radai ir kodėl pasirinkai, sakykime, savanoriauti tokioj vietoj, nes iš tikrųjų, ką galiu pasakyti apie šitą vietą, yra, kad mes turėjom ir kitą savanorę, kuri buvo toj pačioj vietoj, tai atrodo kaip labai smagi vieta, čia tuoj aš įsinorėsiu ten važiuoti irgi. Eglė tikriausiai, ar ne? Eglė, tai. Ja, labai įdomu, jo, tik apsikeitėm, realiai aš ją pakeičiau, tai labai smagu, kad taip. Čia taip turbūt netikėtai sutapo, nes aplinkui, nu, vat yra, irgi šiaip gyvenu su lietuvė dar viena, irgi yra, vat, su panašia organizacija, žodžiu, bet kita, bet, nu, irgi su negaliom. Tai, nu, vat, taip įdomu, kaip taip susidėlioja, bet, jo, iš esmės, tai man, vat, nuo praktikos kažkaip buvimas su ta grupe, šita specifinė tokia, kažkaip labai įtraukė ir sudomino, nes kažkaip, nu, man atrodo, kad tai yra tokia, mums daugam turbūt atrodo, kad tai yra labai tolimas dalykas, va tos negalios mes nesuprantam, labai neįprasta, tie žmonės dažnai ir fiziškai keistai atrodo, keistus judesius daro, gali net, nu, ir garsus kleisti kažkokius, gali kažką ir gąsdinti. Man vat kažkaip jie kaip tik labai įdomus ir, nu, nes čia yra dalykai, žinau, kai yra ten vat, psichologiniai kažkokie sutrikimai, tai, nu, mes ten galim labai daug ką ten pakeisti, išgyti, sakykime. Ir nu, yra toks jau, galim elgesį, tarkim, koreguoti, kažką tokio mokytis, bet, nu, iš esmės, tas žmogeliukas jau bus toks, koks yra. Tai, žodžiu, man labai įdomu buvo su šita grupė. Man labai patiko ir aš sakau, kad aš noriu daug, nu, nes ta praktika buvo tik 3 savaitės, tai aš norėjau ilgesnį laiką pamatyti, kad maždaug galbūt man net būtų ateityje įdomu su jais dirbti, nes aš pasibaigiau psichologiją, tai man čia tokia kaip, nu, bet irgi įdomi grupė, su kuria galbūt galėčiau dirbti. Tai va, tai vis dar ieškau šito pilno tokio atsakymo, ar vat, su šitą grupę norėčiau dirbti, nu, vat, ilgą laiką, bet šiaip man labai patinka šitie žmogeliukai, kaip ir Lietuvoje, tai taip pat ir čia. Tai va, bet nu apie pačią Ispaniją, nebent dar, kad irgi labai traukė kažkaip prie Ispanijos, prie pietų, nes rinkausi, rašiau ir Portugaliją projektų, bet buvo kita ten su vaikais, iš vis kita pusė, žodžiu. Bet kažkaip jau, man atrodo, gal prieš kokius metus man toptelėjo tokia mintis, kad būtų labai įdomu, bet būtent Ispanija, man atrodo, jie turi tą savo, nu, tokią labiau išskirtinę kultūrą negu, nežinau, tarkim, Prancūzija ar iš Danija, dar kas nors. Jie kažkaip, žodžiu, traukia iš šitą pusę ir kalba šiaip labai graži ir norėjau irgi išmokti. Tai va, tai daug tokių motivacijų, žodžiu, susidėjo. Šiek tiek gal ir oras pabėgti iš Lietuvos žiemą, šiek tiek saulės pamatyti. Ir tikrai jaučiasi, nėra tos, vat, kur būna sezoninis tas liūdėsėlis kažkoks, tai kažkaip jo dabar nelabai yra. Vien dėl to saulės iš tikrųjų labai daug ką duoda. Jo. Aš matau iš karto dar vieną klausimą. Taip, tai jeigu projektas su intelekto negalia turinčiais asmenimis, kodėl reikėjo fermai būti ir cukinijas rinkti? Geras klausimas. Tai yra,
Jo, tiesiog yra viena dalis to projekto, ne projekto, organizacijos, kur, nu, vat jų yra veikla, kad jie mokosi prižiūrėti. Man atrodo, labai jie daug išmoksta iš tų dalykų irgi. Prižiūrėti, kokie kas po ko eina, kaip auga dalykai, ką dabar darom, ten, nežinau, tvarkyti irgi ten nulūžta kažkas, sutvarkom. Man atrodo, dėl to, kad yra labai praktiška ir gali būti gyvenimą pravartu. Ir tuo pačiu šita organizacija šiek tiek uždirba pinigėlių iš vat, būtent tų daržovių, ką jie užaugina. Tai ko pasiekoja ir tie patys žmogeliukai gauna ten kažkokį procentą, kad irgi mokytųsi nu, vat, su tais pinigėliais būti ir ką su jais ten daryti. Tai va, per fizinį tokį vat, darbą įtrauktis realiai žmonių irgi, kad ir bendrystės ten šiaip labai daug, nes visi dirba grupėm, niekas nedirba po vieną, po 3-4 maždaug ten ar 2 ir jie ir bendrauja, ir komunikuoja, ir maždaug sprendžia, o tai kaip čia geriau padaryti, kartais klausai ir atrodo, nu čia šiaip ganėtinai kaip čia aišku, ką čia reiktų daryti, bet va tie diskutuoja, domisi, nu tai žodžiu, ieško geriausių sprendimų. Tai labai daug, man atrodo, tokių ir mažų dalykų, kuriuos vat, atsižvelgia, vat, kodėl nu, vat, svarbu visai šitą irgi veiklą. Aš manau, kad čia labai labai gražu ir iš tikrųjų, jeigu kažkam žiūrint ir galvojant, kad ai, čia toks projektas atrodo kaip ir smagu iki tol, kol reikia toj fermoj kapstytis, tai tikrai vėlgi kiekvienas projektas yra aprašytas, tikrai galit surasti tą projektą, kur tokių dalykų jums nereikės daryti ir tai čia yra tiesiog ta dalis tokios savanorystės ir manau, kad vis tiek gražu yra pakeisti šiek tiek tą savo vietą, bet vėlgi yra kiekvienam savo ir Kotrynai tinka, jinai mato puikius reikalus šitoje vietoje. Tai iš tikrųjų, matau, čia toks klausimas iš 3 klausimų, tai tada nors būčiau prieėjus prie šitų, galim iš tikrųjų taip gražiai pereiti ir prie to laisvo laiko, šiek tiek pasakoji apie ką veiki, kaip atrodo tos va, tavo dienos toje organizacijoje, bet galbūt gali šiek tiek prasiplėsti ir tada papasakoti, va, tas, kiek to laisvo laiko būna, kaip ta diena tavo atrodo ir panašiai. Ok, nu jo, tai bendrai, nu, vat, pavyzdžiui, tvarkarštis, nu, va, tų valandų darbo, sakykime, gaunasi per savaitę ten iki 30 man, bet, nu, vėlgi, mačiau projektų ir su daugiau, ir su mažiau. Tai čia kaip pasižiūrėsit, kaip susirasit. Tai pas mane, pavyzdžiui, būna 4 valandos vat, nuo ryto, pavyzdžiui, vat, šiandien nuo 9 iki 1. Tada turiu gana nemažą tarpą, tai iki 5:30 vakaro. Čia kaip ir siesta ta jų, bet kaip ir dar ilgiau, nu toks įdomus tas darbas, kada turiu vat, pamokėlės, vat, kaip ten minėjau, pavyzdžiui, anglų pamoka arba ten tiesiog piešimas ir tiesiog piešiam. Tai tada būna dar 2 valandos. Nu tai, tai kažkur per dieną arba 4 arba 6 valandos. Ir jo, ir to laisvo laiko, nu tai gaunasi. Pavyzdžiui, mano tas, kai ofisiukas yra, kai dirbu ofise, tai jisai yra gana netoli jūros. Tai aš pirmom dienom, kai ten dar būdavo 25 laipsniai, tai tiesiog tas 4 valandas leisdavau prie jūros. Tiesiog skaitydavau knygą, nežinau, kalbėdavau su kažkuo, nu, vat, žodžiu, tai yra to laiko. Tai jeigu nori, pavyzdžiui, tuo metu grįžti namo pavalgyti, nes nenori ten ar neatsinešė, ar nenori lėkėlių, tai tada su važinėjimais, nu, tu mažiau laisvo laiko turi. Tai čia toks, nu, vat, kaip pats pasidėliosi, tai va, bet šiaip yra pilnos laisvos 2 dienos. Tai kaip ir turbūt ir visuose darbuose, pavyzdžiui, būna, tai aš turiu, pavyzdžiui, sekmadienius, pirmadienius, nes tiesiog taip sudėliota, nes šeštadienį yra va, tas smagus, tas laisvas laikas, kai, nu, darbas, net nepanašiai darbą. Bet, va, pavyzdžiui, merginai, kuri, kaip minėjau, lietuvė gyvena kitam projekte, tai jai yra tiesiog laisvadieniai, šeštadienis, sekmadienis, kaip įprastai. Tai va, tai maždaug taip. Manau, kad viskas labai normaliai. Vėlgi visos valandos, visi savaitgaliai ir laisvos dienos. Kiekvienam projekte yra parašyta, aprašymė, dar primenu. Ir dažnai gali būti, kad va tai pakeičiasi, tai tiesiog reikia viską susižiūrėti su jau priimančia organizacija.
Taip, apie pajamas gal šiek tiek vėliau galim pakalbėti. Matau klausimą apie, jeigu nebepatiktų projektas, kai jau esi išvykusi porą mėnesių, kokios galimybės ir baudos būtų išvykti anksčiau, tai jokių baudų nebūna. Čia ne policija ir nieks neskriaus. Taip pat kaip ir kiekviename Erasmuse ir visur išvažiavus tokias galimybės. Jeigu kažkas labai netinka, jūs visada turit galimybę važiuoti namo, išsiaiškinus, susižiūrėjus, pasikalbėjus su organizacija. Galbūt pirmą reikėtų pasikalbėti, pažiūrėti, gal galima išspręsti tas bėdas, kas nepatinka, bet visada galima važiuoti namo ir viskas yra tvarkoj su tuo. Tai tikrai galima nebijot, bet kad to išvengti, tai labai rekomenduoju visada viską išsiaiškint, jau būtent pokalbiuose su organizacijom ir įsiskaityt, žodžiu, kad viskas iki mažiausių detalių būtų aišku, tai šiek tiek padės išvengti šito. Bet jeigu jau kažkas yra, ar šiaip yra laužomos kažkokios sutarties taisyklės, tai čia jau yra visai kitos bėdos, apie ką reikėtų kalbėti. Tai jo, ir dar kitas klausimas Gal apie... pridėti, nes Taip. kaip tik labai į temą, nes teko matyti tokią būtent situaciją, kaip žmogus palieka projektą, nes turėjom tiesiog kambarioką vokietį, kuris buvo ką tik baigęs mokyklą ir atvyko čia savanoriauti, nes girdėjo ten rekomendacijų iš giminės, nes čia buvo, tiksliai, pusbrolis, nesvarbu. Ir tiesiog, atrodo, buvo sudarytas vaizdas, kad labiau, linksmybės vakarėliai, pažintis, socializacija, Valencija, puiku, nuostabu kelionės. Ir tiesiog žmogus, netitiko lūkesčių, man atrodo, kai atvyko. Ir labai greitai jisai suprato, kad, aš tiesiog nenoriu būti man čia, nei man ta grupė, su intelekto negaliom yra kažkokia artima, ar pavyksta sukurti ryšį, nei ką, ir jisai po savaitės išvažiavo. Tai aš nežinau tų techninių dalykų, bet kažkaip atrodo viskas tikrai sklandžiai, ramiai ir mes tiesiog, aš irgi dar džiaugiausi, atrodo, kad tu įsivertinai ir nesikankinai ten dar kelis ar ten vos ne visus 6 mėnesius. Tai čia irgi vienas iš dalykų, turbūt, ką irgi buvau pasižymėjus, kad prie tų patarimų, ar ne, važiuojant, kad labai svarbu yra, kaip ir tu sakai, kad žinoti, kur važiuoju, ką aš ten darysiu ir dar tokį matyti save tenais, įsivaizduoti save tai darant ir pagalvoti, man čia fainai būtų, ar čia ne fainai, įdomu ar nelabai. Ir jeigu yra dvejonės, tai gal geriau kitą projektą, nes tų projektų ir begalė, kaip ir sakai irgi, tai tiesiog jo tokį įsivaizdavimą padaryti prieš važiuojant irgi labai, man atrodo, svarbu. Taip, nes tai vis dėlto mes važiuojam savanoriauti, tai nėra kažkokios vakarėliai ir kelionės ir panašiai. Jūs važiuojat, pasirašot savanorystėj ir darbui. Tai tikrai reikėtų atkreipti dėmesį, galbūt tai nėra, kaip ir Kotryna sako, galbūt tai nėra kažkas, kas jums tinka, patinka ir tiesiog net neparod, nebus jūsų tas kažkas, kas lūkesčius susižiūri, tai tikrai pagalvokit, tai vis tiek yra darbas, pagalba ir labai gražus dalykas, bet nemokamos kelionės, taip pat kaip ir Erasmusas nėra nemokamos kelionės. Taip, tai turim dar Ievos klausimą apie savanoriaujant, ar programa teikia sveikatos draudimą. Tai galbūt, Kotryna, į savo patirties gali papasakot. Galiu, nes jau susidūriau. Taip, yra draudimas, reikia turėti ten tą mėlyną kortelę Europos sveikatos ir yra HENER toks draudimas, jis yra complementary, kas yra kaip ir dalinis, bet žodžiu, bent jau Ispanijoje, tai ir esame įtraukti į sistemą ir gaunam tas pačias paslaugas kaip ir vietiniai, kas yra fainai. Tai buvau čia šiek tiek kaip ir pašalus, tai irgi yra tie emergency variantai, kur gali, kai kažkas jau labai prastai eiti ir išrašo vaistų ir po to siunti tam draudimui ir irgi vaistus irgi kompensuoja. Tai tas irgi labai fainai. Šiek tiek sudėtingiau yra su privačiu sektoriumi,
Nes pat irgi jau susidūrus su dantistų visom, nu, vat, ta pusė labiau, ar dar kažkokiam specifiškesniem, kaip čia paslaugom. Nu, bet irgi yra įmanoma sustarti, ten gal šiek tiek tas procesas yra ilgesnis, šiek tiek reikia ir su Lietuva tada komunikuoti. Bet jo, nu, vaistus tikrai finansuoja ir tas ten va šeimos daktarą irgi tikrai viskas tvarkoja, tarsi nemokamai. Bent jau Ispanijai tai gana nėra taip baisiai sudėtinga. Tai va, tai visai ramu. Taip, o visa kita, visas tie kitos situacijos kaip kitose šalyse, vėlgi viskas yra parašyta prieš išvažiuojant skirtingai su kiekviena šalim. Gal jau tos šalis su draudimu yra panašesnės ir važiuojant į kitą Ispanijos miestą gal jau būtų panašiai, bet jeigu važiuojate į kokią Prancūziją ar ten Skandinaviją, tai normalu, kad viskas veikia kitaip, tai reikėtų šitos dalykus viską įsiaiškinti prieš važiuojant. Tai va, labai smagu, daug klausimų. Aš gal noriu grįžti prie tos pradžios ir tada perbėgti prie tų finansinių reikaliukų. Šiaip, kokios tavo buvo tos pirmos mintis, kai tu atvažiavai į Ispaniją, kai tu atėjai į tą savanorystę, ne praktiką ir kokios mintis tau galvoje buvo? Tai pirmiausia, kažkiek, nu, bet ir atvykstant, vis tiek toks ilgas laikas palikti Lietuvą, draugus ir mylimuosius ir panašiai, tai buvo tikrai tokio gal šiek tiek gal baimės, nerimo, pasimetimo, kas, nu, labai normalūs tokie jausmeliai, kai įsimeti tiesiog save visiškai kažką naujo, nežinomo ir nematyto. Ir tada, nu, vat, kol įvyksta tas kažkoks prisitaikymas, sakykim, tada jau ateina ten vat, ir tokie kaip labai didžiulė laimė ir tiesiog toks dėkingumas, nu, kad aš čia esu ir nu, aš realiai savo svajonę pildau. Tai tas man labai smagu. Ir dar pamenu, nu, vat, pirmom dienom būtent centre, tai buvo toks apie tą kalbą, kur jau kalbėjom, kad niekas nekalba, tai man buvo toks, aha, nu čia bus įdomu. Kaip čia reikės komunikuoti, nes toks šaltas dušas atrodo, kad visiškai nekalbam, bet, nu, bet nieko, radom būdų jau po 2 mėnesių, tai jau tikrai visiškai kitaip. Tai va, tai žodžiu, tokių tikrai ir bangelių, ir dabar dar tų bangelių yra, nes ir va šventės artėja, ir tas šeimos toks laikas kaip ir, bet fainai, bet aš džiaugiuosi jo, kur esu tikrai labai. Ar tu planuoji grįžti namo kalėdom, ar kalėdas jau švęsi Valencijai? Šį kartą švęsiu Valencijai, tai va įdomu. Net pati iki galo nežinau, kaip aš taip nusprendžiau. Bet dabar kaip ir atrodo labai smagu grįžti pas visus. Ir, nu, bet va tokį iššūkį, va, gal reiks vieną kartą gyvenime. Ir va kita lietuvė lieka, tai kartu baltam šainę kokią gaminsim, nežinau. Kartu tikrai nuveiksim. Tai va, bus toks įdomus. Jo. Kaip praleidus vienas kalėdas Portugalijai, galiu pasakyti, kad viskas bus smagu ir viskas bus tvarkoj ir tu susikuri savo šeimą kažkur kitur ir tos kalėdos irgi būna labai special. Kitokios, bet labai special irgi. Taip, kaip tik kažkas klausė, ar galima grįžti kalėdoms namo savanoriams, tai ar galima? Tai galima, tai man atrodo, čia atsiremia į tas atostogų datas, kurios yra duodamas, nes, nu, man, pavyzdžiui, tikrai yra daug atostogų, aš jau nuo 21 dienos turiu atostogas iki 7, tai čia yra 3 savaitės vos ne, tai tikrai daug ir tikrai galima grįžti ir dar kitur keliauti, daryk tu, ką nori, niekam neįdomu, kur tu esi ir kitom dienom, kai tu neturi būti tam darbe. Tai va, o kitom datom tai irgi yra ten, vėlgi nuo projektų priklauso, bet yra laisvadienį, kurios gali iš anksto susitarius pasiimti, ten, tarkim, ir išsiprašyti, ir irgi va ten dar, tarkim, ilgesnius savaitgalius turėti. Tai tik laisvai. Viskas susiderinama, žodžiu. Tai jo, bet irgi vėlgi visiems, kas klauso, skaitykit būtinai projekto aprašymus, nes tikrai gali būti tokių projektų, kas yra labai labai negražu ir labai nesmagu sakyti, kad kai kurios organizacijos tų savanorių ieško, kad juos šiek tiek išnaudoti,
tai būtinai skaitykit, nes yra labai, nu, būna atvejų, kur gali būti netokio, nu, negausi 3 savaičių atostogų ir gausi šiek tiek mažiau, tai būtinai skaitykit. Tas pats su kalbos kursais, kas klausimas yra, tai irgi kai kurios organizacijos suteikia, kai kurios ne. Kotryna, kaip tau? Ar tau suteikiami yra kalbos kursai? Taip, aš turiu kartą per savaitę pamokėlės. Ten mūsų dar ta mentorė, čia jau tos esančios organizacijos labai stengiasi, kad būtų 2 kartai, bet ten, žodžiu, nepavyko. Bet viskas gerai, vis tiek gaunasi, kad ir darbė tu tiesiog automatiškai mokaisi. Ir aš pati dar daug ten papildomai visko stengiuosi daryti kasdien, kad kuo daugiau ir tų žodžių išmokti, ir ausį pratinti, ir liežuvį lavinu, žodžiu, viską. Tai va, bet yra ir fainai, kad, nu, tu gali savo lygį pasirinkti, kokį nori. Tai aš šiuo metu, pavyzdžiui, esu A22, tai gal bus smagu pereiti kitą, kada greitų metų, nu, žodžiu, ar A21, nu, žodžiu. Tai va, yra tų lygių, žodžiu, ir galim pasirinkti ir ten, jeigu ir ten labai super puikiai tau sekasi, tai tą didesnį, ir jeigu nenori, gali ir nei. Nu, tai, ta prasme, net nėra prievalė čia šitas dalykas, tai irgi labai smagu, kad yra. Mhm. O Duolingo labai daug padėjo, teko Duolingo. Duolingo aš žinau apie ką tą programą. Aš atsimenu pirmą kartą, kai atsidariau, kai jau patekau, sakau, nu reikia pažiūrėti tą ispanų. Pirmas buvo, man atrodo, žodis manzanas, kas yra obuoliai. Kaip aš pirmam pokalbiu taip žinau, nu, tai, bet galiu parekomenduoti, čia nereklama, bet puikia programėlė yra Memrise. Ten yra, aišku, ten gali arba pirkti ten daugiau tada galimybių, bet aš nepirku, bet ten yra, vat, kad ir vietiniai kalba, ir video net yra, ir tu girdi tą tartį, ir yra frazių kasdienių. Labai faina ši programa, man labai padėjo pirmom tom savaitėm. Ir dar dabar padeda. Tai va, tai geriau. Labai smagu, reikės. Yra ir net savo tai, vat, kur kamariokė, kuri ispaniškai geriau kalba, jinai dabar užimsainsinu, mokosi anglų per tą programą. Tai, Viskas, man atrodo, žinau, kur trinu Duolingo ir laikas eiti kitą programėlę. Taip, klausimas, ar per savanorystės atostogas jau nebesiskaito apmokamas būstas ir taip toliau, ar išlieka taip pat, tai niekas jūsų iš būstų neišmes, galit nebijoti, jums yra skirtas tas kambarys, būtas, kad ir kokios sąlygos yra, jums viskas skirta, jeigu išvažiuojat ar turit atostogas porą dienų, nieks jūsų neiškraustis, galit nebijoti dėl šito. Taip, gal tada galim iš tikrųjų pereit prie to, arba kadangi kalbam apie būstą, tai gali, Kotryna, papasakot, koks tavo yra būstas, suprantu, gyveni su kažkuo kitu, tai gali šiek tiek tą gyvenamąją situaciją papasakot, nes tikrai įdomu dažniausiai būna. Tai aš gyvenu tokiam butukė, čia yra 4 kambariai, šiaip vienas toks labai mažas ir kol kas jame vat niekas negyvena, jeigu netvyks, vat, nes tas vaikinukas vienas išvažiavo, tai jeigu niekas netvyks, bet kiek žinau, ieško savanorių šiuo metu, tai jisai liks laisvas. Tai va, bet šiaip gyvenu su lietuvė vienai ir prancūzė, tai mes 3 gyvenam. Šiaip lokacija visai patogi, nu čia toks skaitos gal šiek tiek užmiestis galbūt, bet nu va tie maršrutai, kas ten Lietuvoje man vos nebūtų nuo vieno didmiesčio iki kito, tai čia ten ta valandėlė ar 50 minučių į vieną pusę į darbą, nu tu pripranti, nes tiesiog taip yra. Tai va, ką čia, nežinau, ką dar apie tai būtų. Šiaip vainas visai rajonas irgi yra ir pasivaikščiot galima, žodžiu, ir veiklų, išbandysiu šokius, pavyzdžiui, nu tokių įdomių irgi gali būti. Tai va, tai ne visiškas kažkoks kaimas ten kažkas, tai tas smagu, jo susisiekimas geras. Tai va. Ok, tai galim dar papasakot, gali pakalbėti apie bendrai, kaip finansiškai tau ten sekasi, užtenka tos stipendijos, neužtenka, kaip tu ten planuojasi savo išlaidas, nes čia vis tiek irgi labai labai aktualu visiems. Tai šiaip tikrai užtenka maistui,
tikrai. Ir manau, dar ten kokiom keliom pramogom, na, jeigu taip pat mėnesį man, tai keliom pramogom, arba ten bent vieną kartą savaitę išeiti kažkur pavakarieniauti ar papietauti įdomiau, tikrai irgi užtenka. Nes, nu, čia vėlgi priklauso nuo poreikių ir panašių dalykų. Ir jeigu atvirai, tai kažkaip labai taip tiksliai neplanuoju ir kol kas nesu susidėliojus išlaidų ir suskaičiavus, kiek čia išleidau, nes kažkaip, kadangi jau ne pirmus metus gyvenu viena ir ne iš karto va po mokyklos, kaip kam nors būna ir būna va šitas tada labai aktualus, suprantu, tas klausimas finansų, tai man jau yra gal, nu, va tas toks susiformavęs kažkaip automatiškas, kur maždaug, nežinau, jeigu čia savaitgalį paišlaidavau, tai tada, nu, ramiau, ten likusią savaitę. Nu, toks kažkaip labai gaunas organiškai, sakykime, ir iš tokio pajautimo šiek tiek. Bet reikės peržvelgti ir tiksliau, kaip čia sekėsi. Tai va, bet jeigu šiaip va įdomu, tai irgi kainos Ispanijoje gana panašios kaip Lietuvoje, ypač centre, tai kaip va Vilniui kokiam ten. Tai va. Tai nėra labai skirtumėlių. Nu, tikėkime, kad atsakė čia irgi. Čia labai geras atsakymas yra tas, kad kiek tu nori išleisti, nuo to ir priklausys, ar tau užtenka. Jeigu tu kiekvieną dieną į darbą nori su taksi važiuoti, tai gal labai greitai ta stipendija ir pabėgs. Taip, tai dar bendrai apie tos ne apie pinigėlius, bet bendrai su kokiais iššūkiais tu susiduri kiekvieną dieną, ar nebūtinai kiekvieną dieną, bet kokie tie iššūkiai, kaip sekasi su jais tvarkytis? Tai ką jau šiek tiek apkalbėjom, tai yra tas kalbos barjeras, kuris, nu, vat, kaip ir tikrai yra nemažas dalykas, bet, nu, ką, tiesiog daug mokausi ir, vat, džiaugiuosi, kai žmonės yra kantrus man ir, nu, visokių būna ir yra buvo ir juokingų istorijų, tai gal šitoj vietoj kažkaip džiaugiuosi, kad neturiu labai didelės baimės kalbėti, gal, vat, nu, ir bandyti kažką, nes kas gali tikrai daugam atsitikti, nu, vat, ta nauja kalba, nes čia baisu, aš negerai padarysiu ir panašiai. Tai aš, sakau, bandau, kad ir kaip ten gavosis, tai irgi yra buvo, pavyzdžiui, tokiam kaip ir kavinukiai, išsiverčiau, kaip paprašyti servetėlių ir prašau ir sakau žodį pantalonės ir man iškart sako, ne, Kotryna, taip nesakyk, pantalonės yra triusikai, tai nėra servetėlis. Gerai, ir tada, tai yra servietas, dar į lietuvių kalbą panašu, tai šis lengva. Nu, tai žodžiu, tos mokymos procesas gali būti ir toks, va, nu, per tokį juokingą. Arba ten norėjau kažkada kavos užsisakyti jau pati ispaniškai. Pirmom savaitėm pasižiūrėjau, kaip ten ką išmokau. Ir nuėjau, pradėjau sakyti, porą žodžių pasakiau ir sako, tai you can speak in English. Sakau, o tai gal galim ispaniškai? Aš sakau, aš noriu pasimokyti. Gerai. Nu, ir tada jie, žodžiu, jeigu nori, tai galima bandyti kalbėti tai ispanų. Tai va, tai žodžiu, čia apie kalbą. O kas dar vat pradžioj, nu, man toks buvo, kadangi čia savanorystė ir aš šiaip matau savanorystę kaip beprotiškai tokią svarbią patirtį apskritai ir vat, kad ir kokia tai bebūtų, ar Lietuvoje ir panašiai, ar kur, tai, nu, yra tas noras būti tiesiog naudinga, kad ir kažką vat maždaug daryti gerai bent kažkiek ir orientuotis, tai buvo viena tokia vat situacija, pavyzdžiui, kad mane įdėjo informatikos pamokėlės ir kur realiai reikia žmogui paaiškinti, vat, kaip, nu, vat, padaryti kažkokią užduotį kompiuterį. Ir aš nekalbu dar taip, nu, taip gerai, kad galėčiau padėti tam žmogeliui. Tai, nu, aš taip kažkaip galvoju, nu jo, aš čia visiškai nenaudinga ir aš apie nieką čia esu ir toks ir liūdėsėlis ir viską, bet kažkaip labai smagu tada, kad yra organizacijoje lankstumo keisti dalykus, nes aš buvau tokia, žiūrėkit, aš tai naudinga dėl jūsų, esu ne dėl, nu, ta prasme, noriu kažką padaryti. Tai va, tai tada, pavyzdžiui, susikeičiau ir gavau anglų pamokėlės, kur aš ten labai esu šiaip naudinga ir, nu, va, tas tada labai smagu. Tai faina rasti tų tokių apėjimų į tuos, va, kažkokius iššūkėlius. Tai va, ir dar, nu, vat, buvau čia pasižymėjus, nežinau, kiek čia turbūt nelabai iššūkis, bet gal toks mano turėtas lūkestis, kuris kol kas dar nėra labai išsipildęs, tai vat, susirasti ispanų draugų ar pažinčių kažkokių, nes
kas irgi šiek tiek remiasi ir į tą kalbos barjerą, nes šiaip kartais nedrąsu užkalbinti, nes nu, tiesiog labai daug šansų, kad nekalbės tiesiog kažkaip su tavim žmogus. Ar pradedi kalbėti ir tada, nu, neišeina susikalbėti, kad ir tą bazinį ispanų, jos nepakanka. Nu, bet va, pavyzdžiui, turiu draugą tokį ganėtinai, sakyčiau, Alfredą, kuriam 50 metų iš ofiso mes šnekam angliškai ir ispaniškai. Labai fainas ir apie kultūrą papasakoja. Nu, tai va, tai po truputį pildau. Lūkėsi, kad ir iš kurios pusės, bet fain. Nu, tai va, tai kažkaip daugiau, kažkaip nėra labai didelių iššūkių, gal dėl to, kad, nu, ta pati veikla nėra kažkokia labai sudėtinga ir nereikalaujate ten raketų mokslo. tai va. Nu, svarbiausia žiūrėti iš tos pusės. Va, Alfredą turi, viskas labai smagu, ko daugiau reikia. Su manim kalba, jis sakinį ispaniškai ir sakinį angliškai, nu čia iš visų super, man aš mokau. Pasaka, visiškai tave supranta, žodžiu, ko tau reikia. Tai turim tada klausimą grįžimą komentaruose apie vis dėlto pinigėlius. Kažkas klausia, kiek mėnesių gauni pinigų ir sakei, maistui užtenka, o tai tau jo ten neduoda. Tai jeigu nori dalintis tais piniginiais reikalais, tai gali, jeigu ne, tai viskas irgi tvarkoj. O tai čia drąsiai. Tai aš gaunu apie 350, 40, nu žodžiu, virš 300 eurų gaunasi per mėnesį. Nu tai va, tai jeigu ten nori kažkokių irgi įdomių produktų prisipirkti ten, tai irgi daugiau gaunasi išleidai ar mažiau. Tai irgi nuo jūsų priklauso. Ir kokia kita dalis tą klausimą buvo? Ar tau neduoda maisto tenais? Jo, bet maisto neduoda. Tai šito jo reikia priprasti gaminti ir skirti laiko gamybai ir į priekį pasigaminti. Bet jau, man atrodo, visai pripratau, nu, bet štai jo, ir pasimti išsinešimui, žodžiu, visokių ten ar ten kažkokių suktinukų, sumuštinukų, nu, žodžiu, kaip tik nori. Bet, va, pavyzdžiui, vėlgi kitam projekte, kur kita lietuvė, tai jai yra duodami pietus. Tai kaip kur? Jo, vėlgi grįžtam prie to, kad reikia skaityti projekto aprašymus ir tos stipendijos jos gali būti skirtingos ir tas sąlygos gali būti skirtingos. Galbūt ten, jeigu norisi pilno kažkokio maitinimo, reikėtų pagalvoti, kad jeigu jūs važiuojate ilgalaikiui projektui, to tikriausiai nebus. Nieks jums galbūt yra tokių projektų, bet metus nieks jums pusryčių, pietų ir vakarienės negamins turbūt. Galbūt va tokie pietukai ar kažkas panašaus gali būti, bet jeigu norisi tokio pilnesnio maitinimo, kaip būna Erasmus projektuose trumpalaikiuose, tai tada turbūt reikėtų pagalvoti apie trumpalaikę savanorystę, nes tikiu, kad būtent trumpalaikiai savanorystiai tokios sąlygos yra labiau realistiškos negu ilgalaikiai. Jo, ir va, pavyzdžiui, dar atsiminiau šeštadieniais, tai pavyzdžiui, gaunam, ar bent jau užkandę ar kažką, nes, nu, tai irgi, kai yra ta kažkokia smagi veikla, pavyzdžiui, kinas ar ten kažkas, tai yra irgi dalis tos smagios veiklos, yra kartu nueiti, va, pavalgyti ar užkasti, tai iš tos, va, tada gaunam, pavyzdžiui. Va, buvo tas on arrival atvykimo toks trainingas, mokymai savaitės laiko. Tai va ten irgi tada jau buvo jau kaip stovykloj, kur ten 5 kartus per dieną, nes, nu, tu esi hostelė, esi viena krūvoj visą laiką. Tai va tada kitaip. Dar kažkas klausė, ar užtenka tiek pragyvenimui, tai šiek tiek kalbėjom, bet gali dar šiek tiek pakomentuoti šitą klausimą. Nu, tai užtenka. Nu, aš ta prasme tikrai turėjau, nu, atsivežiau, kad būtų ir man pačiai ramiau susitaupus esu pinigėlių. Kažkiek po truputėlį gal paimu iš tų santaupų, bet vėlgi, nes aš ten kažkur mėgstu nueiti, daugiau veiklų daryti, kažką pamatyti, nusipirkti gal kažką ar ten siuntinuką į Lietuvą, bet, nu, žodžiu, visiškai, nu, čia toks klausimas, kur visiškai nuo žmogaus priklauso, manau, kad galima ir su tais pinigėliais irgi išbūti, ta prasme, visiškai savo nieko neturint ir dar kažką irgi pamatyti, nes yra ir nemokamų veiklų ir tu eik vaikščiok, hiking ir panašiai, nu, yra tikrai ką veikti, žodžiu, ir su mažiau finansų. Yra dar klausimas, ar esi kur nors savaitgaliais ir laisvų metu, kur pakeliaus po pačią Ispaniją?
E, po truputėlį, po truputėlį pakeliaujam, buvo pavyzdžiui draugai aplankę, tai važiavom šiek tiek į kalnus, bet nu tai buvo toks labiau dienos tos kelionės, kur vat, mes čia Valencija išsinuomojam mašiną, porą valandų pavažiuojam, nes nu vat, kol neaplankiau ten, kas aplinkui gaunasi, vat, kur valandos dviejų kelionė į vieną ar kitą pusę link kalnų, tai kol kas niekur neužiūrėjau. Toliau. Tai va, bet va, link naujų metų atvyks, pavyzdžiui, mano vaikinas ir skrisim į Maljorką keliom dienom, nes tiesiog bilietai super pigus. Nu, tai toks, tai tikrai yra ir to laiko, ir va, kai yra atostogos arba tos laisvas dienos, tikrai drąsiai galima keliauti ir labai fainai. Labai smagu. Iš tikrųjų, čia man net nereikėjo ruoštis klausimų, nes turim labai, labai daug klausimų iš žiūrėtojų, kas yra labai smagu, klauskit. Bet kol netėjo joks dar kitas klausimas, aš tada peršoksiu porą klausimėlių ir paklausiu tavęs, kodėl tu manai, kad verta išbandyti tą savanorystę. Tai šiaip man atrodo, tu jau labai daug svarbių dalykų irgi pasakėjai, vat būtent apie korpusą ir kad iš finansinės pusės labai saugu ir ramu man buvo ir vat viena irgi iš motivacijų, kad oi, nu tai man čia daug ramiau, man nereikia galvoti apie apgyvendimą ieškoti, nes, va, pavyzdžiui, tik su draugė neseniai kalbėjau, kuri Erasmus yra Portugalijai, bet tenais, va, pavyzdžiui, nebuvo apgyvendinimo ir kaip sunku yra rasti apgyvendimą, kad nebūtų labai toli kažkur ten už 2 valandų kelio nuo tavo ten tos vietos. Tai, nu, kiek mačiau, tai nu visur korpusas suteikia tą apgyvendimą, tai va, šitas man labai patiko ir patinka. Ir labai daug yra įvairovės tarp tų projektų nuo iki ten, jeigu net nebūtinai su žmonėm nori ir su gyvūnais yra visokių projektų ir mačiau ir labiau į ten kokios psichologijos pusė, labiau prie vaikų, prie suaugusių. Labai, nu, man atrodo, kad kiekvienas žmogus gali rasti ten, kur jisai galėtų save parealizuoti ir kaip tik būti naudingas kitiems žmonėms. Tai va, nu ir tiesiog neįkainojama patirtis, man atrodo, yra savanorystė, ypač kai dar tokia ilgesnė, nors ir tos ir savaitės, ir 2, tikiu, kad ten irgi daug visokių nuotykių ir pamokų atneša, bet kai toks ilgesnis tarpas ir kai, nu, vat, išmeti save iš savo to ir komforto zonas, ir visko, ir po truputį iš naujo atrodo viską kuriesi, tai nu, labai daug augimo tokio yra ir daug pamokų ir vat, aš čia pati dar manau, dar daug visko pasikeis, kai bus nu, vat, jau pabaiga, ta prasme, visos tos savanorystės, nes dabar jau irgi nu, jaučiu labai labai daug prasmės, daug naudos ir nu, tiesiog daryti gerą yra gera ir man atrodo, čia nu, turėtų būti pagrindinė motivacija važiuoti savanorystės projektus. Vat. Ar manai, kad laikas greitai bėga, tu jau ten 2 mėnesius? Šiaip visai greitai. Galvojau, kad gal ir ne, bet tada, kai, vat, nes iš pradžių dar 1 mėnesį buvo tokių ir pokyčių, nes aš čia pirmą atvažiavau, dar ir senus savanorius sutikau, bet po to žiūriu kažkaip tikrai greitai bėga laikas, jau mane 4 draugai aplankė per 2 mėnesius, tai toks, nu jo, šiaip čia greitai baigsis, tai stengiuos būti, nu, vat, tą čia ir dabar ir semtis tą tas visas žinias ir tiesiog, nu, akimirką, žodžiu, ir nepraleisti. Žiopsot, kad nebūtų. Tiesiog, nepastebėjau. Tai va. Jo. Kalbant apie tas akimirkas, gal turi kokią akimirką, prisiminimą, kokią istoriją, kuo galėtum pasidalinti. Čia jau mes bėgam į pabaigą, bet gal kažkas tokio, kur, nu, va, galvojai, norėtum pasidalinti su visais, kad, va, taip, nežinau, apibūdina galbūt tavo tą savanorystę ar šiaip šitą visą gražų nuotykį, kuris dar turi labai daug laiko, bet... Jo, tai vieno kažkokio, aš irgi dabar prisėdus galvojau, vieno tokio kažkokio įvykio ar dalyko, kuris ten, nežinau, būtų labai super ten emociškai krautas stipriai ar kažko tai tokio nebuvo, bet man labai gražu ir gerai yra pačiai stebėti ir matyti, kaip keičiasi tas ryšys ir santykis su kiekvienu va, to žmogum, nes būtent su intelekto negalią turinčiais, su kuriais susiduriu, nes nu, ten su darbuotojais kiti dalykai. Tai va, bet nes jis yra labai skirtingas, nes su vienais, pavyzdžiui,
yra žmonių, kurie manęs nemėgsta, ir aš tokia, okei, aš bandau kalbinti, vis dar to santykio nėra. Tai man įdomu, pavyzdžiui, ar ten jau po dar kelių mėnesių gal mes jau pasisveikinsim. Yra ir kitų, kur, pavyzdžiui, nežinau, 4 kartus sustikdavo irgi taip gana šaltai žiūrėdavo iš toli, nenorėdavo prie manęs prieiti. Ir tada vieną dieną ateinu ir su manim pasisveikinant apsikabino ir tada toks, wow, geras, kažkas pasikeitė tarp mūsų santykio. Tai tokia labai daug tokių mažų momentų, arba ten vieną dieną ėjom į tiesiog, kai viena iš veiklų buvo pasivaikščioti, eiti ten link jūros ir ten keli vyrukai tokie labai mėgsta man už parankį eiti ir vienu metu buvo laisva viena parankė, žiūriu, kitas atbėga iki man tos parankės, įsikabino, nepaleidžia, dabar maždaug aš dabar eisiu su Patryl. Tai, tokių, jie tokie mėly labai visi, gal ne visi, bet turiu jau tokių, sakykime, draugužių, kur jau ir ten kažkokių juokelių tokių turim, kur ten juokingiausia jam yra ten vienas mane mama, aš jį sunum vadinu ir ten juokiamės jau 2 mėnesius tą patį bajerį, sakant. Žodžiu, tokių mielų, mažų tų tokių dalykų, žodžiu, santykio kūrimuose man čia labai, labai brangu ir, pavyzdžiui, neseniai prieš porą dienų apyrankę gavau dovanų, tai iš niekur nieko to. Labai mielas, žodžiu, tai va, tikiu. Jo, labai labai gražu, iš tikrųjų labai faina, kad per tuos 2 mėnesius atrodo tuo pačiu ir labai ilgai, ir tuo pačiu labai trumpai, bet tiek daug gražių momentų, kur net negali vieno išskirti ir tiek daug visko gražus, man atrodo, čia viskas, apie ką yra savanorystė ir tokios patirtis, tai labai faina ir ačiū, kad pasidalinai visu šituo, labai labai gražu. Ir tokį kaip iš mano tokį paskutinį klausimą, nors aš turiu labai labai daug klausimų ir norėčiau labai labai daug kalbėti, bet kadangi baigėsi laikas, tai noriu paklausti tiesiog, kokį palinkėjimą ar patarimą tu galėtum perduoti tiems, kurie gal dvejoja, gal toks galvoja apie tą savanorystę, nedrįsta, gal jiems reikia šiek tiek tokio pastumimo, kažką. Tai vienas turbūt dalykas būtų, ką jau buvau užsiminus, kad žinoti, kur, ko nori maždaug ir kas maždaug patiktų ir nevažiuoti bet kur. Man atrodo, kad nėra pakankama motyvacija pakeliauti, nes, čia yra labiau apie tą savanorystę, yra kitų projektų ar kažko, kur labiau yra ta kelionė, kažkokia socializacija. Tai čia, manau, reikia turėti tą didelę motivaciją ir norą dėl kitų pabūti ir kažkokius ryšius ar kurti, vėl nuo projekto priklauso. Ir, toks dar čia irgi per mokymus buvau pagalvojęs, nes panašus klausimas buvo, kad gal jeigu nebijai, tai jo, daryk dalykus, bet jeigu bijai, tai tikrai daryk. Tikrai eik ir tiesiog daryk ir perlipk ir jeigu tiesiog tai yra vienintelis dalykas, kuris stabdo, tai kažkokia baimė, nerimas, tai šitie dalykai juos tikrai galima perlipti ir bus galima pamatyti, po kažkiek laiko iš šono, kad wow, geras, tai aš čia tikrai turėjau būti. Tai tokie turbūt. Ir šiaip toks praktinis, kad tiesiog kuo daugiau projektų aplainti, kad rasti tą savo tinkamiausią ir nebūtinai eiti sutikti važiuoti su pirmu, kuris pakviečia į pirmą interviu, pavyzdžiui. Ir, tikrai, kiekvieną detalę sužiūrėjo to projekto ir, žodžiu, kad būtų užsidegusiu, sakyčiau. Ačiū labai, Kotryna. Dar turim šiek tiek laiko, tai dabar kviečiu, jeigu kažkas turit klausimų, tai drąsiai rašykit, klauskit. Tikrai Kotryna pasidalins, aš galiu atsakyti, jeigu ką galiu iš tos kitos pusės, bet tikrai noriu paantrinti Kotrynai, kad tokios patirtis yra tikrai labai gražu ir tai nėra kelionė, tai yra, toks gal labiau gyvenimo kelionė, galima taip įvardinti. Ir tikrai kviečiu sudalyvauti, pasižiūrėti, tikrai nėra taip baisu, atrodo baisu, galbūt bus baisu, bet kai jau atvažiuojat ir būna tenais, jau suprantat, kodėl ten atvažiavot ir kas ten, kad turėjo būti taip. Ir turim klausimą, kol aš šnekėjau, ar baisus aplainimo procesas ir kiek laiko maždaug tau užtruko susirasti šią programą?
Procesas tai nemanau, kad baisus, tiesiog, nu, vat, reikia, manau, prisėsti, susikurti ten profilį, nes ten yra klausimų įvairių apie pomėgius, apie patirtis, darbo, savanorystės, žodžiu, visokius, apie asmenybinius irgi, nu ir vat, motivacinius kurti, nes jeigu labai panašus projektai, kaip mano atveju, kai aš daugiausiai ieškojau vat, su intelekto negaliom, tai man praktiškai reikėjo kopijuoti ten tos motivacinius, šiek tiek gal kažką pakeisti. Bet va, kai iš pradžių ten bandžiau dar su vaikučiais, tai vėl kitoks tas, nu, motivacinis. Tai žodžiu, žiūrint, kiek skirtingai plačiai norit bandyti eiti, tiek, va, reiks to alėtų įdėti, bet, nu, vis tiek tai yra tas toks malonus darbas, nes dėl savęs daro. Tai va, ir šiaip, nežinau, nu, nėra labai sudėtinga, man atrodo, jau kai pradedi, tai ir varai. Kiek laiko tau užtruko susirasti? Nežinau, šiaip aš, nes bandžiau dar ir su kitu projektu, nes su draugė norėjom, po to pasikeitė kažkaip situacija. Ai, nu, vat, ką galima atkreipti dėmesį, tai kad bent jau pietiečiai, tai vat, tiek Portugalai, Ispanai, jie gana vėlai atsako, tai nereikėtų to bijoti ir negalvoti, kad jeigu šiandien aplainu, jau rytoj rašys, nes taip nebus. Tai reikia tos tokios vat, kantrybės ir pasilik daugiau laiko, jeigu, nežinau, pavyzdžiui, nori ten rudenį išvažiuoti, tai galim pradėti anksčiau, kad tiesiog būtų ramiau. Bet to pačiu, nu, vat, aš tikrai, mane priėmė ir aš po mėnesio išvažiavau, pavyzdžiui. Bet buvo ir tokių variantų, kur vat, mane į Portugaliją kvietė už savaitės išvažiuok. Tai ir mačiau ir ten korpuso Facebook'e irgi pilna tokių yra variantų, kur atvyk rytoj į Italiją. Tai, nu, čia, žodžiu, ir pagal jūsų galimybės, ir projektai ieško, vat iškrenta gal kažkas, tai labai irgi labai įvairu ir tas irgi fainai, nes to lankstumo daug yra. Tai va. Taip, ir klausimas dar follow-up toks, kiek laiko anksčiau aplainti geriausia? Va tavo nuomonė. Tai, man atrodo, dėl savęs darant, kad ramiau šiek tiek būtų, kuo anksčiau, to geriau. Bet, nu, nes visai užtrunka juos, ta prasme, jeigu nori viską persiskaityti, susižiūrėti, kokios ten ir šalis labiau, ir kažkokios, vat, kryptis, sakykime, veiklų, kurios svarbios, bet dar fainai, nu, kad vis atsiranda naujų projektų, nu, realiai kiekvieną savaitę. Ir tu gali vėl rašyti ir vėl rašyti. Ir tai, jeigu nori, sėdėk ir ten 50 ir daugiau rašytų projektų, ta prasme. Ir to rinkis ten geriausia, kokią nori. Bet, nu, vat, nežinau, kokius, vat, mėnesį, sakykim, mėnuo. Jo, čia turbūt iš mano pusės, ką galėčiau pasakyti, yra labai individualu. Jeigu jūs sėdit ir galvojat, kad aš neturiu ką veikti, aš kitą savaitę išvažiuočiau, pildykit prie savaitę, pildykit kaip norit. Jeigu norisi šiek tiek morališkai labiau pasiruošti, kas turbūt yra dažnesnis variantas, tai tiesiog tų programų jūs galit pamatyti, kada yra start data, ta pradžios data. Yra, pavyzdžiui, net ir jeigu nueisit pas mus į tavo Europą, galit pamatyti, kad yra ten nuo gegužės kitų metų. Tai jūs aplikuokit, jums bus į tokius, jeigu reikia šiek tiek daugiau laiko pagalvoti, susiplanuoti, susižiūrėti ten, užbaigti reikaliukus, sakykime, Lietuvoje ar kažką panašaus, tai aplikuokit pagal savo galimybės, savo norus ir kaip sekasi. Rašo, kad ateinantį rugsėjį aplikuoti, savanoriauti nori, tai gal šiek tiek yra anksti dar, bet taip pat vis tiek yra tų projektų galima pasižiūrėti. Galbūt pamatysi kažkokį projektą, kuris tave domins ir jis bus nuo rugsėjo ir tada tikrai be problemų galima aplikuoti, nes tuo pačiu žmonės taip pat irgi ieškosi, kiti žmonės ieškosi projektų ir nežinau, iš tikrųjų dabar, kai galvoju, ar yra kažkas tokio kaip per anksti, nes, jeigu... Jo, tiesiog pamatai projektą, kuris tau patinka, nesiūlyčiau laukti, nes tos vietos irgi dažnai lengvai gali būti užpildomos. Tai tikrai. Gal dar kas nors klausimų? Dar turim porą minučių. Galit raštelti arba Kotryna gali paskutinį žodį kokį duoti, jeigu turi kokių minčių dar. Dar atsimenu, prie tavo sistų minčių klausimų apie kažkokius kultūrinius šokus, tai gal čia toks užbaigimų irgi visai įdomu.
momenčiukas, tai, nu, Ispanijoje, kas žinot, kas nežinot, siesta yra toks dalykas, tai vidury dienos žmonės tiesiog sustoja ir, pavyzdžiui, eina valgyti, kas miegoti, kas ką veikti. Tai man šitas tikrai buvo toks gana rimtas, nes užsidaro net ir kokios mažesnės ten parduotuvytės ir tiek maisto, tiek drabužių kokiu ar kažko. Tai vidury dienos mieste būti, nu, jeigu tu, tarkim, atėjai apsišopinti, tai net nėra verta. Ir net, pavyzdžiui, muziejai net irgi užsidaro. Tai, nu, toks reikia iš esmės prisitaikyti prie to ispanų ritmo, nes, nu, kitaip vat ir būsi, kad niekur gal nenueisi ir kad, pavyzdžiui, yra labai dar artimas kontaktas pas juos irgi yra kaip prancūzijai dubučinukai žandus, irgi toks visai įprastas naujam žmogui sutiktam, tai va tokie įdomus. Ir dar labai įdomu buvo šį sekmadienį, nežinau, ką žinot, irgi praeitais metais čia buvo visai baisus potvynis Valencijai. Ir šį sekmadienį buvo numatyta lietus ir net atėjo lermai tie tokie pypsintis baisus, kuri telefoną, kad maždaug likit namuose. Ir pas mane kaip tik buvo draugė atvykus ir niekas nedirbo, absoliučiai jokie muziejai, parduotuvės, keletą kavinukų realiai tik tais, net eglutės lemputės išjungtos, o lietus buvo, nu, toks, nu, lengvas lietutis, švelnus. Tai, nu, vat, irgi toks visai kultūrinis dalykas, vat, kad toks vat, užsilikimas nuo praeitų metų irgi buvo labai įdomu. Tai va, dar mačiau kažkas, nežinau. Taip, kažkas parašė, kaip renka, ką priimti. Tai čia iš tikrųjų yra ganėtinai sunkus klausimas, nes mes nerenkam, nesam ta organizacija. Kiekviena organizacija turbūt turi savo vidinius procesus, kaip jie renka tą žmogų ir turbūt tiesiog žiūri, koks yra CV, koks yra motyvacinis ir ką jie mato, kaip tą tinkamą žmogų, kuris prisijungia prie tos komandos. Tai šito negalim dėja atsakyti, turbūt yra milijonai atsakymų, taip pat kaip aplikuojant į darbą, niekada nežinosi, tave paims ar ne. Kažkam labiau vienas dalykas patinka, kažkam kitas. Tai jo, nebent tu va tai šiek tiek numatyti gali, nes yra tų projektų irgi yra daugumoje pažymėta, nu, va, kažkokios, kokio žmogaus mes ieškom, kas, nu, va, irgi tada, ai, nu, gerai, šitą atitinku, nu, daugiau šansų, kad mane paims. Labai gal nu, kaip savo, ta prasme, asmenybės yra tolima, nu, tai gal net neverta aplikuoti. O gal vis tiek verta, gal vis tiek paims, nu, irgi. Jo, nu čia toks, tiesiog reikia žiūrėti, kas parašyta, ką jie siūlo ir tiesiog, jeigu tavo motivacija yra ten, tu matai save tam projekte, tai reiškia, kad vienaip ar kitaip būsi tas tinkamas žmogus kažkurio momentu ir tiesiog reikia aplikuoti. Ir tada matyti, kaip jau sekasi. Taip, tai jeigu dar kažkas turi klausimų, dabar yra tas paskutinis šansas jų užklausti apie bet ką. Bet bendrai labai, ką galiu pasakyti, labai džiaugiuosi šio webinaru, labai ačiū Kotrynai, kad prisijungiai ir kad papasakojai savo istoriją ir savo to šiek tiek kasdienybės ir kaip sekasi, tikrai labai smagu, sakau, jau antrą kartą kalbu su žmogum, kuris šitoje organizacijoje savanoriauja, jo toj pati aš važiuosiu, žinai. Taip, kitas klausimas dar. Gal galima būti gauti Kotrynos kontaktą, kad toliau pasiekti, kaip seksis savanoriauti? Oi, galima, super. Tai galima, šiaip visai daug kelių Instagrame, esu dabar užsiprivatinus, bet tą progą galiu atsiprivatinti. Tai nežinau, galiu parašyti gal kur nors čia į chatą įmesiu tada. Gali į chatą, jo. Galit pasiekti, visai fainai. Ir man šiaip irgi buvo labai smagu, labai džiaugiuosi, kad pakvietei Laurai pokalbį, labai faina. Šiaip pasidalint, kai žmonėm tikrai, nu, vat, labai įdomu ir daug tų klausimų, tai smagu, labai faina. Jo. Dar paskutiniai klausimai, turim dar porą minučių, kad neužlaikyt visų, bet jo. Labai labai smagu yra, kad turim ir savanorių, ir kurie mielai prisijungia, ir žmonių, kurie nori taip savanoriauti. Tikiuosi, kad atsakėm į didžiąją dalį jūsų klausimų, ar tų, kuriuos išdrįsot paklausti, jeigu ką, visada galite rašyti arba Kotrynai dabar su kontaktais čate, arba mums į Tavo Europą, mes tikrai viską atsakysim ir padėsim ir mielai būsim ta siunčiančioji organizacija, kuri jums duos tą suportą visos savanorystės metu.
Tai tikrai drąsiai važiuokit, tikiuosi, kad kitą kartą kalbinsim vieną iš jūsų čia sėdinčių ir Yeah. klausančių. Tai va, tai dar kartelį ačiū visiems susirinkusiems, aš pati Kotrynos kontaktą irgi pasilieku, kad pažiūrėt, kaip sekasi ir iki kitų kartų. Kotryna, tau sėkmės užbaigti tą praktiką savanorystę ir iki kitų kartų. Iki, ate. Viso visiems. Viso.